Aš tau parodysiu, kaip su appointment setting gali sukurti didžiulę vertę verslams ir iš to užsidirbti pinigų rašant žinutes. Žinau, skamba neįtikėtinai, bet aš tau papasakosiu šiame video būtent kaip tas veikia, papasakosiu iš pradžio apie save ir tikiuosi, kad iš šių mokymų išmoksi šį high income skill ir jį pritaikysi savo gyvenime, iš to uždirbsi ir tikiuosi, kad gausi daug vertės. Ir net neabejoju, kad šitie mokymai bus pilni vertės ir jeigu tu iš tikrųjų darysi viską, ką sakau, nepasiduosi, varysi, tu tikrai uždirbsi, nes aš turiu savo mokinių grupę, kur didžioji dalis yra gavę pirmą klientą, tai 95% yra gavę pirmą klientą online, didžioji dalis jų uždirba pinigus, tai net neabejoju, kad ir tau tas pavyks. Dabar irgi kodėl aš esu čia, kodėl aš esu kvalifikuotas, kas aš toks, tai mano vardas Atas. Ir aš jau appointment setting sferoje esu beveik 5 metai. Ir viskas prasidėjo kažkur prieš 5 virš metų, kai buvau dar studijose ir nusprendžiau išeiti iš studijų, nes man visiškai nepatiko studijuoti, jaučiaus kaip visi, norėjau, kad aplink būtų žmonės tie, kurie nori daugiau iš gyvenimo, nori daugiau pasiekti ir supratau, kad nesu ten, kur turiu būti, bet krypties tai aš neturėjau gyvenime, aš buvau tiesiog ambicingas, turbūt taip pat ambicingas, kaip ir tu jei esi čia ir neturėjau jokios krypties, kur ką daryti, kaip ką daryti ir nusprendžiau surizikuoti, tiesiog išėjau iš studijų. Išėjęs iš studijų aš supratau, kad neturiu kur eiti, aš ką dariau, tiesiog sportavau ir scrollinau. Žiūrėjau TikTokus, įkvėpimo ieškojau. Ir vieną dieną pasidarė taip sunku, nes neturėjau kur ambiciją savo padėti. Ir buvau sporto salėje vieną dieną ir ant tiek sunku pasidarė, kad tikrai skaudėjo tą krūtinę, buvo nelengva. Ir suartėjau su Dievu vėl ir pradėjau melstis, tikėti Dievu, kas man padėjo iš tikrųjų surasti kryptį, nes skausmas tuo metu buvo toks didelis krūtiniai, kad eina savo, kad aš tiesiog turėjau melstis tuo metu pirtyje Gym Pluso ir meldžiausi ir nepatikėsit, bet po 3-4 dienų kažkur po savaitės Instagram'e išmetė man reklamą ir tai buvo mokymai realiai apie appointment settingą, kaip daugiau sugeneruoti skambučių kitiem verslam, coacheriam, konsultantam. Ir susiskambinau su tuo žmogum, įsigijau mokymus iš, galima sakyti, paskutinių pinigų, turėjau 1300 eurų, išleidau 1000 eurų ant mokymų. Po 3-4 savaičių man jau atsipirko 500 eurų. Tai aš jau uždirbau po 3-4 savaičių 500 eurų. Ir tik dėl to, kad toks buvau save suinvestavęs, tikėjau tuo, dirbau ir dėjau tą ambiciją į tą kryptį. Todėl tu šitame momente gauni kryptį, kuri man kažkada padėjo labai stipriai ir aš ją naudoju iki dabar, mokinu kitus žmonės sėkmingai, kaip iš to uždirbti, pats tai pritaikau iki šiol, šiai dienai tą appointment setting gau daugiau pardavimo skambučių savo verslui. O dabar tau tikriausiai irgi įdomu, tai kas vis dėlto tai yra. Tai aš tuoj papasakosiu tau aiškiai vizualiai, bet pirmą dar apie save, ką noriu pasakyti, tai ką šiuo metu darau. Tai šiuo metu mokau kitus, kaip uždirbti iš appointment settingo, juos sujungiu su savo ratu, tai jie gauna access to my network, aš turiu daugybę verslų, kas su manim susisiekė ir nori tų appointment setterių savo versluose, tai čia viena sritis. Ką aš dar darau, padedu verslam specifiškai coacheriam, konsultantam augti su mokama reklama ir didinti tą asmeninį brandą, gerinti. Ir ką tuo pačiu dar darau, tai yra pardavimo skambučiai. Tai pardavimai irgi 5 metai virš yra mano gyvenimo dalis ir aš tuo užsiemu iki dabar. Tai čia yra apie mane, ką aš mėgstu sportuoti, mėgstu kovinį sportą, mėgstu plaukti, laisvą laiką leisti aktyviai su draugais, su panašiai mąstančiai žmonėmis, kurie nori daugiau iš gyvenimo. Tai man patinka save apsupti tokiais žmonėm. Tai tiek apie mane. O dabar aš noriu papasakoti apie appointment settingą. Tai irgi galvojau, kaip kuo paprasčiau viską pateikti ir neišsigąsk, jeigu iš pradžių nesuprasi šio verslo modelio. Ką tu turi suprasti, tai kad šitas verslo modelis yra paprastesnis nei dropshippingas ar leist mokamą reklamą kitiem verslam ir taip toliau. Su šitu verslo modeliu dažniausiai studentai greičiau uždirba pinigus, bet nepasiekia 5 ar 10 tūkstančių eurų per mėnesį. Tai yra
kiek sudėtingiau. Ir ką aš noriu tuo pasakyti, kad irgi, kad turėtum tikrus expectationus, tikrus, kaip lietuviškai žodis, manau, supranti, expectationus, tai tu netapsi čia turtingu su appointment settingu. Bet ką aš galiu pažadėti, kad jeigu darysi, tu uždirbsi pirmus pinigus online, tu įgausi tą laisvę, turėsi lokacijos laisvę, galėsi dirbti iš kur nori ir uždirbti pirmus 1000 eurų online. O po to gali savo verslą daryti, gali kitus treniruoti, gali kitus mokyti, tuos pačius appointment setterius ir kilti tais laiptais, kad ir tose kitose versluose, kur dirbsi appointment setteriu. Tai va, tai galimybės yra didelės, su pačiu appointment settingu aš galiu pažadėti, kad jeigu tu dirbsi, darysi ir tikrai vykdysi planą kaip yra, tu anksčiau ar vėliau gausi tą klientą, iš kurio galėsi uždirbti ar 1000, ar 2000, ar 3000 eurų per mėnesį, rašant žinutės, dirbant po 4, 5, 6 valandas per dieną. Tai aš tą galiu pažadėti, jeigu tikrai dirbsi, stengsies, tu neišvengiamai tai gausi. Tai tu faktiškai esi vienas geras klientas nuo 3000 eurų per mėnesį uždarbio. O dabar pagaliau atėjo tas metas, kai aš papasakosiu, kas yra tas appointment setting. Tai yra lietuviškai būtų skambučių sudarinėtojas. Kokių skambučių? Pardavimo skambučių. Kai verslas turi brangią paslaugą, jis dažniausiai turi padaryti skambutį su žmogum per Zoom'ą ar per Google Meets, tam, kad ar išsklaidyt prieštaravimus, ar nuramint žmogų, pasikalbėti, ar jis išvis tinka programai. Ir apie brangią paslaugą kalbu 2, 3, 4 tūkstančių eurų už kažkokią paslaugą ir daugiau. Tai čia yra tas high ticket appointment setting. High ticket yra, kad ta paslauga brangi, tai virš 1000 eurų, kur reikia dažniausiai to skambučio. Tai kaip viskas veikia, irgi matote ekraną. Tai dabar ir noriu paaiškinti, kas tas yra appointment setting. Ir imsim kaip pavyzdį Lukas Magurauską, tai jūs tikriausiai nemažai kas žinot, kas jisai yra toks. Jis yra fitneso treneris, garsus Lietuvoje, turbūt garsiausias Lietuvoje. Ir kaip faktas, matom, jis turi gerą asmeninį brandą, daug sekėjų, daug sekėjų gauna kasdieną ir jis, galim sutikti, yra užimtas žmogus, teisingai. Lukas, kaip pavyzdys, jisai dirba savo veikloje, yra savo srities ekspertas, profesionalas ir jis, faktas, nespės Instagrame laiku atrašyti sekėjam ar tie, kas domisi jo paslauga. Tai, sakykim, net pavyzdys, aš buvau rašęs Lukui ir Lukas man atrašė po 6 ar 8 valandų, kur aš jau radau kitą fitneso trenerį ir su kitu fitneso treneriu pradėjau dirbti. Tai čia kaip pavyzdys, Lukas prarado realiai mane kaip klientą. Ir sakykim, kaip pavyzdys, Lukas turi 2-3 tūkstančių eurų programą. Vėlgi aš nežinau, kokie pas jį yra planai, bet sakykim, turi 2-3 tūkstančių eurų programą 2-3 mėnesiam, tarkim, ne verslininkam, bet žmonėm tiesiog. Ir jis kasdieną gauna 200 sekėjų, kaip pavyzdys. Ir jis nespėja jiem parašyti, paklausti, kas sudomino pasekti ir užmegzti tą pokalbį. Kur dažniausiai žmogus, kuris paseka Luku, greičiausiai nori geresnio kūno, ar numest svorį, ar užsiauginti raumenis ir taip toliau. Bet Lukas yra vienas, jis neturi laiko atrašyti tiem sekėjam. Tai čia tu atsirandi. Ir iš Luko paskyros prisijungęs, esi appointment setteris, parašai kasdieną tiem sekėjam, pabendrauji su jais, viską surašai į Excelio lenteles, tai trekini viską, tai yra skaičiuoji ir pamatai, kad pavyzdžiui, tarkim, iš 200 naujų sekėjų, tu Lukui papildomai kasdieną 5 skambučius suderini. Ir Lukas tuos skambučius padaręs su žmonėm, iš 5 žmonių padaro vieną pardavimą. Tai yra 3000 eurų Lukui, sakykim, taip dirbi 20 dienų per mėnesį, tu gali jam papildomai atnešti nemažai 1000 eurų. Ir tada ateina tavo dalis, už ką tu gauni pinigus. Tai tu gauni, dažniausiai yra rinkos standartas 5-10% nuo pardavimo, tai jei Lukas kasdieną parduotų po 3000 eurų paslaugą, tu gautum 5% nuo to, kas yra 150 eurų nuo pardavimo, plus dažniausiai irgi rinkos standartas verslai sumoka už sugeneruotą skambutį ir jei žmogus pasirodo, tu taip pat gali gauti nuo 10 eurų iki 100 eurų, jeigu brangesnė paslaugos kaina, gali ir 300 eurų gauti už tai. Tai priklauso, su kokiu verslu dirbi.
ir iš to realiai uždirbi, taip sukūręs vertę. Tai kaip ir sakiau, Lukui, kaip pavyzdys, tu kaip appointment setteris gali didžiulę vertę atnešti. Aišku, Lietuvoje iki to dar verslam nedaėjo tas supratimas, kas yra appointment setting. Užsienį, tokie kaip Iman Gadži ar kiti dideli verslininkai, jie naudoja appointment setterius. Ir tų appointment setterių vis labiau reikės, nes asmeniniai brandą turėti dabar tapo būtinybė, kur prieš 5 metus ar 10 asmeninį brandą buvo turėti gerai. Turiuomenį, prieš 5-10 metų asmeninį brandą turėti buvo super. Šiuo metu asmeninį brandą yra privaloma turėti, jeigu nori auginti verslą. Tai asmeninių brandų vis daugiau daros, vis daugiau juos seka, vis daugiau reikia tų appointment setterių. Dėl to užsienio appointment setteris yra žinomas dalykas ir daug labai yra tų appointment setterių. Iki Lietuvos dar tas neatėjo. Ir vėlgi, kas yra asmeninis brandas? Tai kai žmogus dalina savo gyvenimu, rodo save, pasakoja savo išgyvenimus ir taip toliau. Kaip matot, Lukas irgi dalinasi turiniu, čia yra tas asmeninis brandas, kuris save rodo, yra tie klientų atsiliepimai, rezultatai klientų, jo puslapis. Čia yra, asmeninis brandas yra kaip tu online atrodai, faktiškai. Tai jų vis daugėja. Ir kas yra žadoma ir kas yra labai greit augama, tai infoproduktai, tai mokymai ar kursai. Ir jie vis didėja, todėl vis labiau reiktų appointment setterių. Todėl, jeigu tu dar nebuvai nieko bandęs online arba bandai dropshippingą, forex, kripto ir tau nepavyko, appointment setting bus ideali vieta atsispirti, uždirbti pirmus pinigus online, tau nebus taip jau labai sunku uždirbti pirmus pinigus. Aišku, reikės pastangų, reikės įdėti darbo, bet čia nebus SMMA, tarkim, kur gaut klientą, kad paleisti reklamą, arba dropshippingas, kur greičiausiai rizikuoji pinigais sumokamą reklamą. Čia bus kiek kitaip. Čia yra lengviau gauti tą klientą, lengviau uždirbti pinigus, bet čia nebus kosminių pinigų. Bet kaip ir sakau, po to atsiveria geresnės galimybės. Tai apie appointment settingą yra tiek. Vėlgi dabar apibendrintai taip papasakosiu ir pabandysiu vizualiai. Tai mes turim čia Luką, jis gauna kasdieną 200 sekėjų, yra užimtas žmogus, tu prisijungi prie jo paskyros ir tu iš jo paskyros parašai sekėjam, parašai žmonėm, kas laikina jo postus, paklausi, kas sudomino palaikint, parašai tiem žmonėm, kas komentuoja, tai darbo bus žiauriai daug, kaip matai ir tas faktiškai uždarbis gali būti tikrai geras, solidus ir tu rašinėja su jais. Tada klausimas, kaip rašinėjas, kokiu būdu, ką tu jam ten siūlai. Šitose mokymuose būtent ir parodysiu, bet iškart noriu pasakyti, čia nebus jokio brukimo, stumimo kažkokios paslaugos ar dar kažko. Nebus vaikymosi klientų. Čia bus per psichologiją, čia bus per klausimus, viskas atliekama žinutėse. Tai tokie klausimai kaip, kas sudomino pasekt, dėl ko nori geriau atrodyti, ar tau tikrai tas svarbu, nuo 1 iki 10, kaip stipriai nori išspręsti šią problemą su svoriu. Tokie klausimai, kurie nepušina, neatstums, žmogaus, o kaip tik leis žmogui atsiverti ir galiausiai žmogus, jeigu yra tinkamas programai, pasirinks laiką susiskambinti šiuo atveju su Luku. Ir kaip ir sakau, kam skambutis svarbus? Kad Lukas parduotų tą paslaugą, Lukas turi pamatyti žmogų, pakalbėti su juo, Lukas turi paaiškinti, kaip programa veiks. Tarkim, žmogus pasako tas sekėjas, kurį suderinai skambutį su Luku, sako, nežinau, ar man čia pavyks, tada Lukas duoda garantiją ir įvyksta pardavimas. Tai irgi, kaip suderinsi tą pokalbį? Tai dažniausiai Lukas, tarkim, šiuo atveju duos kalendoriaus nuorodą, kurią tu nusiųsi žmogui ir žmogus pasirinks labai paprastai tą laiką, kuriuo metu kalbėti su tuo Luku. Tai tikiuosi tas skamba logiškai. Tai čia ir buvo pirmas tas video, kur aš paaiškinu, kas yra appointment setting. Tai irgi, jeigu taip reiktų siaurai dar kartą taip paaiškinti ir tikrai siaurai, tai pagalba influenceriam, brandam, verslam gauti daugiau pardavimo skambučių, bendraujant su žmonėmis socialiniai medijoje ir tiesiog sugeneruojant pardavimo skambutį. Ir nuo to gauni pinigus savo. Tai kažkokią dalį už sugeneruotus skambučius ir už tuos žmonės, kas ateina jau į Luko programą, tarkim, sakykim. Tai čia yra appointment setteris. Yra 2 tipų appointment setteriai. Yra per žinutės, tai būtų high ticket DM setteris.
Tai yra, kur per žinutės brangią paslaugą parduoda. Aš tą ir mokinsiu tokiais tapti. Kito tipo appointment setteris yra, kur skambina kontaktams. Tarkim, pas Luką website yra palikti 200 numerių iš kitų žmonių, iš potencialių klientų. Ir appointment setteris, kuris skambina, tai tas calleris, suskambina tiem kontaktam ir irgi sugeneruoja skambučius. Bet mes apie tai nekalbėsim šitose mokymuose, mes kalbėsim būtent apie tą žinučių rašymą, kaip gauti klientus. Tai aš tikiuosi, kad po šito video tu geriau supranti, kas vis dėlto yra tas appointment settingas, o jeigu tau reikės vis dėlto geresnio supratimo, kas tai yra, gali pasekti mane Instagrame, @_apanavičius, pasek Instagrame ir pamatysi turinį, kurį pasižiūrėjęs suprasi daug geriau, kas vis dėlto yra tas appointment setting.